Žiūryklės Firestorm lango sandara. Šioje skaidrėje matote žiūryklės Firestorm langą. Atkreipkite dėmesį, kad viršuje yra meniu, truputį žemiau keletas komandų, adresų eilutė, o apačioje, apatinėje lango dalyje yra dar ir visokių mygtukų. Programos lango viršuje matote 4 juostas, angliškai bars. Pati viršutinė pirma tai pavadinimo juosta. Ji rodo atidarytos programos pavadinimą ir jūsų avataro vardą. Konkrečiai šiuo atveju tai Firestorm, Release 64 ir taip toliau. Na ir plus avataro vardą. Antra juosta nuo viršaus po pavadinimo juosta yra meniu juosta. Taip pat matote ir virtualių pinigų likutį, tai yra kiek iš viso turite pinigų. Virtualūs pinigai arba komanda susijusi su virtualia valiuta leidžia nusipirkti virtualių OS pinigų. Spraktelėkite komandą BuyOS, atsiras dialogo langas BuyOS, laukelis I have rodo, kiek dabar turite pinigų, laukeliai want to buy, rašykite skaičių, kiek norite pirkti pinigų. Laukelis for the price rodo, kiek kainuos virtualūs pinigai JAV doleriais. Laukelis my new balance will be rodo, koks bus naujasis jūsų virtualių pinigų balansas po pirkimo. Spraktelėkit mygtuką buy now, jei norite įsigyti šios virtualios valiutos. Bet reikia pasakyti, kad mūsų mokymuose dabar virtuali valiuta visiškai yra nesvarbi. Toliau, dar viena meniu juostos komanda, tai maksimalus atstumas nuo kameros iki objekto, į kurį nusitaikėte metrais. Norėdami keisti šį atstumą, stumdykite lankiklį. Meniu juostos dar viena komanda, tai tiksliau ne komanda, o tiesiog laikrodukas, rodo salos, kurioje randatės laiką. Pastūmus pelės žymeklį ir palaukus parodo šios dienos datą. Daugelį regionų, kad sukurti reikiamą atmosferą, groja muzika ar vaizduojamas video ant kokio nors virtualaus pasaulio paviršiaus. Dėka šių komandų galite reguliuoti garsumą ar apskritai išjungti jį. Spraktelėjus įjungiate muziką, dar kartą spraktelėjus sustabdote. Pamėginkite, pamatysite, tai paprasta. Navigation and Search bar. Navigacijos ir ieškos juosta. Trečia juosta nuo viršaus po meniu juosta yra navigacijos ir ieškos juosta. Mygtukai atgal, back ir pirmin forward veikia panašiai kaip ir naršyklės mygtukai. Galite grįžti atgal į buvusią vietovę arba vėl eiti ten, kur prieš tai buvote. Mygtukas Teleport to Home Location grąžina jūs į pradinę nustatytą avataro teleportacijos vietą. Na, o šita maža I raidė, turbūt nuo žodžio information, ši komanda suteikia jums informaciją apie esamą vietovę, spraktelėje pamatote langą About Land ir randate ten daug įvairios informacijos. Spraktelėje štai šį mygtuką, kuriame parodyti debesėlį ir saulutę, pamatote dialogo langą, kurio pagalba galite kontroliuoti, kaip regione matote dangų ir vandenį. Galite pasirinkti ir naudoti pačius įvairiausius nustatymus, tai galima užduoti ir įvairius efektus vandeniui ir galima užduoti laiką. Pavyzdžiui, sakykime, galima užduoti, kad bėgant laikui regione atrodytų, kad, sakysime, saulė dabar šviečia kaip ryte, paskui kaip pusiaudienį, paskui vakarėja, ten tamsėja, šviesėja, saulė leidžiasi ir panašiai. Na, vėlgi galėsite paeksperimentuoti. Toliau, o štai čia spraktelėję šią komandą, tai yra I raidę, pamatote dialogo langą, kurio pagalba sužinote daugiau informacijos apie vietą, kurioje šiuo metu esate. Pažiūrėkit pat dešiniai, galite pamatyti atidarytą tokį langiuką ir jame šiek tiek paskaityti apie tą vietą, kurioje dabar, sakysime, tarkime, aš esu.
Šioje juostoje matote regioną, kuriame randatės pavadinimą. Už pavadinimo esanti raidė G reiškia brandos įvertinimą. Brandos įvertinimas taikomas regionams ir renginiams. Ši raidelė jums pasako, kokio tipo turite turinį ir kokio tipo turinį galite rasti šiame regione. G tai nuo žodžio general, bendra informacija. Regione neleidžiama reklamuoti ar padaryti prieinamą turinį ar veiklą, kuri yra skirta tik suaugusiems. Jeigu matote ne G raidę, o tarkime M, nuo žodžio moderate, tai būtų vidutinis, sakysim, reiškia ženkliukas, tai paprastai renkasi M raidelė, nurodo šokių klubai, barai, parduotuvės, prekybos centrai, galerijos, muzikos vietos, paplūdimiai, parkui ir kitos erdvės bendravimui, kūrybai ir mokymuisi. Šiame regione nėra viešai propaguojama suaugusiųjų veikla ar turinys. Na ir galų gale raidelė A, nuo žodžio adult, suaugusiųjų. Šis žymėjimas taikomas antram gyvenimui regionuose skirtose tik suaugusiems. Juose gali būti vaizduojami ginklai, nuogas kūnas. Na, pasižiūrėkite į šios skaidrės paveikslėlius. Šalia kubo esantis raudonas ženklas reiškia, kad šiame regione negalima užsiimti objektų redagavimu bei statybą. Spragtelėję šią komandą pamatote pranešimą, kuris apie tai jūs įspėja. Žvaigždutė. Spragtelėję komandą Edit Landmark pamatysite langą su informacija, žiūrėti dešinėje, pamatysite langą su informacija apie regioną, kuriame randatės. Spragtelėjus mygtuką Edit galima savo regionui suteikti pavadinimą arba įvesti kažkokias pastabas. Norėdami atlikti paiešką, klaviatūroje paspauskite du klavišus Ctrl F arba spragtelėję šiame laukelėje įveskite ieškomo regiono pavadinimą. Norėdami atlikti išplėstinę paiešką, spragtelėkite padidinimo stikliuko ženkliuką, tuomet išvysite papildomą paieškos langą. Paieškos lange galima ieškoti reikiamų žmonių, grupių, vietų, regionų ir įvykių. Skaitykit viršuj parašytą web search, people, groups, places, land sales, events, classifieds. Toliau, programos lango viršuje ketvirta juosta nuo viršaus vadinasi parankinių juosta arba favorites bar. Kaip ją naudotis? Spragtelėkite tuščioje meniu juostos vietoje, atsiradusiame meniu spragtelėkite komandą show favorites bar. Pirmas žingsnis, išsaugokite nuorodą į jums patikusį regioną, taip vadinamąjį landmarką. Nuėję į mėgstamą regioną, spragtelėkite ekrano viršuje esančią komandą Add to Landmarks. Atsiradusiame dialogo lange spragtelėkite mygtuką Close, nuoroda jau išsaugota aplanke Landmarks. Jūsų išsaugotos nuorodos atsiduria aplanke Landmarks. Kad atrasti aplanką Landmarks, programos lango apačioje spragtelėkite komandą Inventory. Atsidariusiame lange atraskite aplanką, kuris vadinasi Landmarks. Spragtelėkite jį, kad jis atsidarytų ir galėtumėt pamatyti savo Landmarkus. Pažymėkite aplanke Landmarks esančią nuorodą ir paspaudę kairį pelytės klavišą nuvilkite ją ant aplanko Favorites pavadinimo. Pažvelkite į programos lango viršuje esančią juostą Favorites, ten turėjo atsirasti jūsų nuoroda. Kairėje žiūryklės lango pusėje jūs taip pat matote nedidelį mygtuką, tai komanda Destinations of Interest, čia galite rasti pasiūlymus, kur apsilankyti. Greita pažintis su programos Firestorm populiariausiomis komandomis. Programos Firestorm lango apačioje matote komandų juostą. Šių komandų dėka galite bendrauti su kitais avatarais žinutėmis ir balsu, talpinti skelbimą socialinėme tinklapyje Facebook, jeigu ši funkcija yra aktyvuota, ne visuose virtualiuose pasauliuose tai veiks. Išjungti vaikščiojimo, bėgimo, skraidimo langą, matyti, kas iš jūsų draugų dabar prisijungęs prie to paties grido regionų tinklo, išsaugoti jūsų avataro išvaizdą aplanke Outfits ir atlikti regiono žmonių įvykių paiešką. Ir taip toliau. Na, kaip visada, paskutinėje skaidrėje matote užduotį savarankiškam darbui. Ačiū, kad žiūrėjote.